The Economist viršelio pranašystė. Pasipylė pranašų pačių baisiausių. Kiekvieną simbolį įvardijo kaip pražūtį pasaulio. Koks tas pasaulis blogas ir pražūtingas. Kiekvienas buvo suskirstytas į mirtingus ir nemirtingus. Kelios bangos nemirtingumo laukia žmonijos. Ir taip toliau, ir taip toliau. Aš galiu tik vieną pasakyti, kad akademikas, fenomenas, autorius Grigorij Grabovoj pasakė vieną. Pasaulio pabaiga atmenėjasi, nes jos nėra. Atėjo žinios naujos dvasinės, technogeninės į šią žemę, tolygiai kartu su globaliniam žiniom. Ir šioje vietoje nusprendžia pats žmogus. Prievartos niekur nebeliko, vien tik todėl, kad žemėje nėra vaikų. Liko tik nusenusi Europos Sąjunga, kuri galvoja esanti protingai tobula. Aukščiausios jėgos duoda kiekvienam pasirinkimą. Ir pasirinkimai nedraudžiami nei vienam. Jeigu gyventi nori tu per durną protą, prašau, duota galimybė kiekvienam. Skelbkit propagandą prieš karą Rusijai ir mokėk už kiekvieną droną savo nuosavų turtų. Nes niekas niekam nieko nebeduoda, o propaganda reikia pinigų. Ir jeigu nori būti labai protingu ir nori būti išmintingu, keliauk. Keliauti su pasaulio populistais, įvairiais žiniuoniais ir aiškiaregiais, kurie varo propagandą per mediją, apvalę parą. Atverk savo piniginę durnam protui ir skelbk informaciją populistinę per visą mediją. Aš pasirinkau. Gyvenčiau žemėje per sielą. Aš pasirinkau šioje žemėje gyventi per sielą ir iki šiolė aš nesupratau. Ir kai atėjo į mano gyvenimą nauja žinių platforma, kurią įkūrė autorius Grigorij Grabovoj, man viskas aišku pasidarė, kodėl tiek žemėje atsirado žmonių be galo daug protingų. Jeigu analizuot Grigorij mokslą, tai protas yra durnas be Dievo šviesos, vien tik todėl, kad protas valdomas puikybės, kurią įskiepijo žmonijai pasaulio universitetai, tapo pražūtingi esančiai žmonijai žemėje, nes visus išmokė skaldyti ir valdyti, o po to įstatymus pritaikyti jų pačių kvailystėje suvaldyti. Paruošė durneliams The Economist žurnalo viršelį paanalizuoti. Niekas neįžiūri nei vieno simbolio pozityviai pavaizduota ant viršelio, o tik baisios propagandos, kad laukia pragaras 2026 žemėje žmonijos. Neliks žemėje ramaus kampelio žmonijai koja kur padėti. Kažkoks briedas žmonijos sąmonę sukaustė per begalinį norą tobulėti ir būti žinomam visur. Skleisti informaciją bet kokią, kad sumokėta pinigų suma būtų dosni. Grigorij Grabovoj savo mokymuose pabrėžė daugelį kartų, kad bet kokia paleista baimės informacija per akimirką užsifiksuoja sąmonėse žmonių. Ir taip susiformuoja matrica kolektyvinės sąmonės, kurie įgyvendinti nereikia pastangų. Nes žmonija savo sąmonėse užfiksavo ir priėmė, kaip gyventi žemėje reikės. O jeigu visa žmonija mokėtų nors kažkiek valdyti savo mintis ir nukreipti bet kokią informaciją žmonijos gerovės žemėje, kaip pavyzdys, bet kokia paleista mintis pasaulyje aprūpins žmoniją amžino gyvenimo, amžiną jaunystę ir nemirtingumo. Ir jeigu visi išjungs durnių ir jungs sielos gyvenimą visuotino žmonijos labai, gyvenime prasideda nauja kolektyvinės sąmonės formavimas amžinam gyvenimui. Prasideda nauja platforma naujo suvokimo, kuris sudaro jėgą ateinančiom kartom. Baimės informacija iškrenta iš kolektyvinės sąmonės žmonių,
nes nebeturi kur įsikibti, nes neturi sieloje išvystytų žmonių. Štai turbūt aiškiai pasakiau žmonijai, kodėl svarbu sugrįžti prie sielos žinių, kad nebūtum ganomam pasauliui populistinės edukacijos plečiamos žmonių grupuočių. Be žmonių jie niekas šiandien žemėje. Vat tiek užrašiau šiandien.